Visiems geros dienos. Šiandieną troškinsim kopūstą su šoninėm, morkytėm, svogūnais ir su virtom bulvėm. Pirmoje eilėje mes apsikepsim mūsų šoninę. Vieną pusę jau apkepė. Čia užsidam mūsų morkas, morkytės su svogūnais apkepsim. Turim morkas su svogūnais apkepę, dedam kopūstus. Dabar galime įdėti mūsų prieskonius. Kopūstai sukrito biškį. Ir įdėsim dar tokį kolorantę. Azafrano pakaitalą. Dabar įpilsim truputį acto. Kas nenorit, nepilkit. Labai skaniai gaunasi. Ir įdėsim razinkų. Irgi labai tinka. Su lašinukais, su šoninė. Tai viską įsimaišom dar kartą. Mūsų bulvės jau beveik išvirė. Ir mūsų kopūstai jau išsitroškino. Taip kad dar minutę ir serviruojam. Mūsų kopūstėliai. Čia šoninė. Čia mūsų bulvikės. Uždėsim biškį petražolių. Ir duonos, kas norės. Tai va, visiems skanaus, visi prie stalo ir iki sekančio.